16 skyrius. Nuotykiai Drebžemėje. Drebžemės buvo tiesiog bjaurus. Vaikai vargais negalais atsistojo ir bandė eiti. Bet po kelių žingsnių žemė po kojomis arba įdubdavo, arba pakildavo, arba baugiai išsiriesdavo. Tada visi griūdavo ir nusirisdavo į naujos kalvos papėdę. Prikaistuvinis siaubingai barškėjo, o pamatęs, kaip apdaužė podus ir keptuvės, vos neapsiverkė. Mėnulveidė, suriko Džo, kaip iš čia pabėgti, gal tu žinai? Pabėgti galima tik kopėčiomis, kurios yra ant tolumų medžių šakos, atsiliepė Mėnulveidis, riedėdamas nuo netikėtai užaugusios kalvelės. Dairykitės skylės debesyje, antraip niekada iš čia neištrauksim. Jei Drebžemis nutols nuo tolumų medžių, amžinai liksime čia. Draugija pakraupo. Mintis, kad teks gyventi nuolat banguojančioje ir liuliuojančioje šalyje, nenudžiugino nieko. Visi dairėsi skylės, pro kurią įžengė į Drebžemį. O žemė staiga ėmė greitai kilnotis ir dūpti, tarytum kvėpuotų. Pakildama ji išsviesdavo visus į orą, o kai įdubdavo, vaikai, Mėnulveidis ir prikaistuvinės sukrysdavo į duobes. Jausmas nebuvo labai malonus. Aš jau visa vienu mėlyniu, suriko Bėtė. Paieškokim ramesnės vietelės. Man atrodo, kad dabar mes atsidūrė pačioje bjauriausioje. Kai tik žemė nustojo kilnotis, visi nukūrė prie miškelio, o ten pamatė parduotuvę. Parduotuvė Drebžemėje atrodė kaip keistai, kad draugai sustojo kaip įbesti. Ko čia galima nusipirkti, susidomėjo Džo. Tikrai galima susirgti, pritarė prikaistuvinis, vėl visiškai apkurtis. Jaučiuosi taip, lyg plaukčiau audringą jūrą. Aš kalbėjau apie parduotuvę, pataisė Džo. Pamečiau keptuvę? Subrūzdo prikaistuvinis. Kur? Džo nutylėjo, nusprendęs, kad vis tiek nenusišnekės ir įsmeigė akis į parduotuvę. Platus prekystalis, už jo namelis. Nieko nematyti, bet iš kamino rūksta dūmai. Vadinasi, kažkas gyvena. Drožiam, tarė Džo. Susiimkim už rankų ir laikykimės kartu. Pažiūrėkim, kas čia toj krautuviai. Gal kas nors mums padės? Visi priėjo prie parduotuvės. Prekystalis buvo užverstas įvairias spalvėmis pagalvėlėmis, kiekviena su virvutė. Keista, nustebo Bėtė, pagalvėlė su virvutėmis. Kam jų reikia? Man, iškart pareiškė Mėnulveidis. Jei prisiriščiau vieną prie pilvo, o kitą prie nugaros, taip neapsidaužyčiau, kai žemė kyla ir leidžiasi. Štai kam tos virvės, suvokė Bėtė. Reiktų keletas pagalvėlės nusipirkti. Bus mažiau mėlynio. Ta akimirka iš namelio išniro mažutė smailę nosę moterytė, apsiraišusi pagalvėlėmis ir įsispoksojo į vaikus. Mažą pagalvėlį ji buvo prisirišusi net prie galvos ir atrodė labai juokingai. Franė sukikeno. Ji buvo labai juoki. Moterytė rodas pyktelėjo ir šnairiai pažiūrėjo Franę. Norit nusipirkti pagalvėlių? Paklausė ji. Taip, atsakė Mėnulveidis ir įkišo ranką į kišenę. Kiek jos kainuoja? 5 sidabriniai, atsakė moterėlė. Ir žalios jo akis sužybo pamačiusius, kad Mėnulveidis ieško pinigų. Mėnulveidis liūdnai pažvelgė į ją. Per brangu, tarė jis. Aš turiu tik 1 sidabrinį. Prikaistuvinė, gal tu turi pinigų? Per brangu? Pritarė prikaistuvinis. Pinigų? Pinigų, suriko Mėnulveidis ir parodė prikaistuviniui savo vienintelį sidabrinį. Pinigų, atsiliepė šis ir iš vieno virdulio ištraukė apvalų odinį kapšelį. Taip, turiu daug.
Bet apvalus odinis kapšelis buvo tuščias. Prikaistuvinis nusiminęs žiūrėjo jį. Matyt, valiodamasis išbarščiau visus pinigus, tarė jis, nieko nebeliko. Vaikai pinigų neturėjo. Smailinuose moterėlė papurtė galvą, kai Mėnulveidis ėmė maldauti parduoti kelias pagalvėlės skolon už 1 sidabrinį. Skolon neprekiauju, atkirto ji ir įėjo į trobą, garsiai trinktelėjusi durimis. Blogai, tarė Mėnulveidis, imdamas Džo už rankos ir niūrus nuėjo šalin. Sena šikštolė, žiū, čia esama ir daugiau žmonių ir visi prisirišę pagalvėlės. Tikrai, jie sutiko daugybę žmonių apsirišusių visokių spalvų, dydžių ir formų pagalvėlėmis. Visi ėjo atsargiai ir atrodė neįprastai. Vienas vyriškis buvo apsiviniojęs dingsniuotą antklodę ir bėtė tarė savo, kad jis puikiai sugalvoja. Drebžėmis valandėlę nurimo, pasakė jį Franiai, bet apsidžiaugė per anksti. Suliktais žodžiais žemė pradėjo kilti iš pradžių vienoje pusėje, paskui kitoje. Visi pargriuvo ir nusirito pirmiau vienoj, paskui kitoj vietoj iššokusiamis kalvomis. Ajai, aimanavo vaikai. Mirtinai reikia pagalvėlės, niurzgė Mėnulveidis, nes krito veidu į žemę ir susigūrino nosį. Bumpt, dzingt, trinkt, barškėjo prikaistuvinio podai ir keptuvės. Žiūrėkit, staiga džiugiai suspigo Betė ir parodė į parduotuvę prie miškelio. Dabar žemė iškilo ten ir pagalvėlės ėmė riedėti vaikų pusėn. Čiupkit jas, paliepė Džo, ir visi kaip mat apsirišo pagalvėlėmis. Riedėti žemė pasidarė daug maloniau. Taip tai senai šlikštoliai reikia, pareiškė prikaistuvinis, ryždamas pagalvėlės prie savo podų ir keptuvių. Staiga vienas Drebžemio gyventojas bailiai riktelėjo ir įsikybo į medį. Tyliai, melodingai papūtė vėjas. Kas dabar bus? Suriko Mėnulveidis. Laikykis medžio, laikykis medžio, ėmė rikti čiabuviai. Toks vėjo ūžimas reiškia, kad žemė toj apsivers ant šono ir bandys nusimesti visus gyventojus. Laikykis medžio, nes bus blogai. Žemė iš tikrųjų pradėjo kilti, bet ne vietomis, o visa. Jausmas buvo nenusakomas. Mėnulveidis persigando. Jis bandė bėgti prie medžio, šaukdamas draugams, čiupkit medį, greičiau. Bet tai padaryti nebuvo paprasta, nes visi jau stovėjo nebe miške, o lauke. Žemė lėtai virto ant šono ir vaikai, Mėnulveidis ir prikaistuvinės su pagalvėlėmis ėmė riedėti žemyn. Niekas neužsigavo, tik visi persigando. Kas bus, jei žemė jos nusipurtės? Jie vis riedėjo ir riedėjo. Pamažu artėjo Drebžemio pakraštys ir staiga Mėnulveidis išnyko. Ką tik buvo su jais ir štai nebėra. Visi buvo priblokšti. Bet po valandėlės pasigirdo jo linksmas balsas. Klausykit visi, aš pro skylę netyčia iškritau ant kopėčio, ties tolamų medžių viršūnę. Metu pro skylę pagalvėlės, kad žinotumėt, kur ji. Riskitės artyn tik greičiau. Vaikai ir prikaistuvinės pamatė 2 pagalvėlės ir suprato, kad ten skylė. Jie iš paskutiniųjų ėmė kapanuotis artyn. Bet atriedėjo tiesiai prie skylės ir šlumštelėjo ant kopėčių. Paskui įsirito Džo, prašvilpė pro kopėčias ir bumtelėjo ant viršutinės tolumų medžio šakos. Tada pasirodė prikaistuvinis, bet įstrigo skylėje, nes pagalvėlėmis apraišiojęs podus ir keptuvės taip sustorėjo, kad vos prasispraudė. Greičiau, greičiau, suriko Džo. Lip prikaistuvinį, paskubėk, nes Franė nebepataikys į skylę. Prikaistuvinis pamatė, kad pro šalį rieda Franė. Jei ji dabar neįkris pro skylę,
Daugiau progų nebepasitaikys, nes žemė nebeleisis, o kils. Prikaistuvinis žaibiškai čiupo Franės pagalvėlės virvę ir trūktelėjęs sustabdė mergaitę. Vienas prikaistuvinio virdulys, atitrūkęs, nukrito pro skylę ant kopėčių, siaubingai trenksėdamas. Mėnulveidis jį sugavo. Paskui prikaistuvinis patraukė Franę už virvės ir jį žnektelėjo ant viršutinės tolumų medžio šakos. Bet neužsigavo, nes buvo prisiraišiojusi pagalvėlėmis. Kaip gerai, kad radai skylę, Mėnulveidė, suklego visa draugija, kai atsipeikėjo. Nuotykis buvo kraupus.